Galingi sprogimai drebina Rusijos Krasnodaro srities Eisko rajono Oktябрьskio gyvenvietę. Tai Rusijos pietinė dalis, netoli okupuoto Krymo, už mažiau nei 200 km nuo Ukrainos kontroliuojamų teritorijų. Там такие салюты, вон, я смотрю, что происходит. Даже предположить не могу, что это. O sproginėja tai, kas jau nebeskries ir nebesprogdins Ukrainos miestų. Skelbiama, kad taip detonuoja rusofašistų Šachet dronų sandėlis. Офигеть. Šioje bazėje nepatvirtintais duomenimis galėjo būti 400 šachedų. Rusofašistų valdžia kaip visuomet nekomentuoja skaudžių smūgių, bet internete okupantai skundžiasi, neva net neveikė oro gynybos sistemos. Ukrainiečiai per naktį smogė ir kur kas toliau Rusijoje. Atakavo už 500 kilometrų šiaurės Kaukazo Adigėjoje esantį Khanskajos karinį aerodromą Maikopo pašonėje. Ukrainos pajėgos skelbė ten smogusios amunicijos sandėliui, jame kilo didžiulis gaisras. Kyjivas vėlėsi, kad taiklūs smūgiai kažkiek sumažins štai tokių rusofašistų atakų. Vakar Maskoliai į Ukrainą paleido per 60 dronų. O Zaporižę atakavo aviacinėmis bombomis. Sprogimas mūsų mama išmetė iš lovos ir užpylė stiklo šukėmis. O per balistinių raketų smūgius Odesos uostui ir krovininiam laivui su Panamos vėliava rusai pražudė mažiausiai 8 žmonės. Tuo metu Zelenskis keliauja po Europos sostinės telkdamas paramą ir ryte skubai Londono Downingo gatvėje esančią Britų premjero būstinę. Šiandien, žinoma, noriu pasidalinti pergalės plano detalėmis. Į susitikimą Londone atvyko ir NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Po susitikimų Londone, Paryžiuje Zelenskis susitinka ir su prezidentu Emanueliu Makronu, kuris vakar šalies rytuose lankė treniruojamus 2000 ukrainiečių karių. Kariai, kuriuos aš treniruoju, yra motyvuoti ir puikiai suvokia, kokia jų užduotis. Prancūzai padeda Ukrainai parengti naują 4,5 tūkstančių karių brigadą, kuri bus aprūpinta 150 šarvuočių ir Cezar gaubicomis. Jau rytoj Zelenskis lankysis ir Vokietijoje, ir Italijoje. Pastarosios žiniasklaida rašo, neva Zelenskis po Europos sostinės keliauja bandydamas užsitikrinti sąjungininkų saugumo garantijas, kurių per taikos dėrybas norėtų mainais į teritorijas, kurias užgrobė Putinas. Oficialusis Kyjivas tokius pranešimus neigia, bet Zelenskis sako, kad karą galima būtų užbaigti kitąmet. Situacija mūšio lauke sukuria galimybę nuspręsti ir imtis ryžtingų veiksmų ir baigti karą ne vėliau nei 2025. Tik reikia priversti Putiną stabdyti karą, o tam Ukrainai reikia daugiau ir galingesnių ginklų. NATO generalinis sekretorius ramina bijančius, kad po rinkimų Jungtinėse valstijose gali nutikti atvirkščiai. Taigi nebijote, kad prezidentas Trumpas nustotų remti Ukrainą? Dėl to nesijaudinu. Esu įsitikinęs, kad Jungtinės valstijos rems, nes tai svarbu ne tik Ukrainai, bet ir jiems. NATO vadovas ramina, bet vis daugiau abejonių kelia pasirodžiusi nauja informacija apie Trumpo ir Putino ryšius. Amerikiečių žurnalisto Bobo Woodwardo knygoje rašoma, kad po savo kadencijos Trumpas mažiausiai 7 kartus kalbėjo su Putinu. Tai kelia susirūpinimą, ypač žinant, kad buvęs prezidentas pasisakė prieš didesnę paramą nuo rusų agresijos besiginančiai Ukrainai. Beje, Kremlius patvirtino informaciją, kad būdamas prezidentu Donaldas Trumpas išties siuntė Putinui COVID testų ir aiškina, neva mainais amerikiečiams perdavė plaučių ventiliatorių.